Visame pasaulyje paskutinė vasario mėnesio diena yra minima kaip retų ligų diena, o vasario mėnuo žinomumo apie retas ligas mėnuo. Tai laikas, kai specialistai šviečia visuomenę apie šias ligas, kurios dažnai lieka nepakankamai atpažintos ir suprastos. Retoms ligoms priskiriama tos ligos, kuriomis serga nedaugiau kaip 5 iš 10 tūkstančių žmonių. Daugumos jų dažnis dar retesnis, tačiau bendras skaičius siekia apie 6–8 tūkstančius ligų. Pagal pasaulinės tendencijas Lietuvoje retomis ligomis sergančiųjų gali būti apie 174 tūkstančiai. Šios ligos gali pažeisti bet kurį organą ar sistemą, jomis serga visų amžiaus grupių pacientai. Tai reiškia, kad su jomis susiduria įvairių specialybių gydytojai. Retos ligos reikalauja specifinių žinių, pažangių diagnostikos metodų ir individualizuoto gydymo. Per pastaruosius 20 metų įvyko svarbus pokyčiai pagerėjus retų ligų diagnostikai. Daugelis ES šalių sukūrė nacionalinius retų ligų planus, buvo įsteigti referentiniai retų ligų centrai. Lietuvoje paslaugų teikimą retomis ligomis sergantiems pacientams koordinuoja Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų retų ligų koordinavimo centras, kurio sudėtyje yra 38 kompetencijų centrai, bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų retų ir nediagnozuotų ligų koordinavimo centras, kurio sudėtyje yra 25 kompetencijų centrai. Genetinis ištyrimas gali kai kuriais atvejais užbaigti paciento diagnostikos odisėją ir padėti identifikuoti kitus sergančių šeimos narius. Kadangi apie retas inkstų ligas, 25% pacientų sergančių lėtinė inkstų liga ar terminalinio inkstų funkcijos nepakankamumu turi teigiamą šeiminę anamnezę. Dažnai tai lemia socialiniai bei aplinkos veiksniai, tačiau iš jų nuo 10 iki 65% gali būti patvirtinama monogeninės kilmės inkstų liga. Kadigo rekomenduoja galvoti genetiškai ir laukiant genetinį ištyrimą ateityje kaip vieną iš rutininių tyrimų. Daugiau nei 600 genų yra siejami su monogeninėmis inkstų ligomis, o genetinės ligos patvirtinimas gali padėti išvengti bereikalingo gydymo glikokortikoidais ar imunosupresantais, suteikti aiškumo ligos prognozei, transplantacijos galimybei ateityje bei šeimos planavimui. Taigi, šiame epizode apie retas inkstų ligas kalbėsime su profesorė Inga Skarupskienė, gydytoja nefrologė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų retų inkstų ligų centro vadovė. Labą dieną. Labą dieną. Gydytoja genetiku Mariumi Šukiu iš Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų genetikos ir molekulinės medicinos klinikos. Sveiki. Sveiki. Doktorantė Agnė Kerpauskienė, Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų nefrologijos centro retų inkstų ir metabolinių ligų diagnostikos ir gydymo poskyrio gydytoja nefrologė, kuris specializuojasi retų ligų srityje. Labą dieną. Labą dieną, tik patikslinsiu, jau nebe doktorantė, jau apsigynusi pagaliau. Sveikinam. Ačiū. Gydytoja genetikė Deimantė Brazdžiūnaitė iš Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų medicinos genetikos centro. Sveiki. Labą dieną. O pokalbį moderuosiu aš, gydytoja nefrologė Laima Peleckaitė iš Respublikinės Panevėžio ligoninės hemodializės ir nefrologijos skyriaus vedėja. Taigi, Lietuvoje turime 2 retų ligų koordinavimo centrus, tai gal pradžiai galėtumėm pakalbėti apie pagrindinę šių centrų funkcijas ir taip pat apie bendradarbiavimą genetiko bei nefrologo ir kokios šių specialistų yra funkcijos. Gal pirmiausia kviesiu profesorę Ingą pasisakyti kaip vadovė centro. Labą dieną visi dalyvaujantis kolegos ir visi klausytojai. Taip, iš tikrųjų, pagalba reta liga sergantiem pacientam, kaip ir visoje Europoje, taip ir Lietuvoje, koordinuoja referencijos ir kompetencijos centrai specializuotų retų ligų. Turbūt auditorija visi žino, jau daktarė Laimutė įgarsino, kad Lietuvoje, ne tik tai nefrologų, bet ir kitų specialybių, mes turime viso 24 referencinius centrus, kurie yra 16 tikrieji nariai ir 8 afiliuoti.
Ir jeigu kalbant apie nefrologiją, tai Lietuvoje turime vieną referencinį centrą skirtą inkstų ligom, kuris yra Vilniaus universiteto Santaros klinikose. Na, kompetencijos centrų yra daug Lietuvoje, bendrai visų specialybių. Jau daktarė Laimutė minėjo, kad yra Santaros klinikose 39 centrai, mūsų ligoniniai 25 centrai. Ir turbūt šiai auditorijai aktualiausia, tai kiekgi mes čia turim tų centrų skirtų inkstų ligoms. Tai yra Vilniaus universitetinėje ligoninėje, yra 2 centrai skirti inkstų ligoms, tai yra suaugusių retų inkstų ligų ir trombinių mikroangiopatijų centras, kuriam vadovauja profesorius Miklinas. Taip pat yra vaikų nefrologų centras retų inkstų ligų ir urogenitalinės sistemos formavimosi ydų centras, kurio vadovė yra profesorė Augustina Jankauskienė. Na, o mūsų klinikose, Kauno klinikose, mes turim ne referencinius, bet 2 kompetencijos centrus. Tai mūsų vaikų nefrologai turi vaikų lėtinių ir retų inkstų ligų kompetencijos centrą, kurio vadovė yra profesorė Masalskienė. Na ir yra suaugusių retų inkstų ligų centras, kuriam tenka vadovauti man. Tai jeigu kalbant apie referencijos ir kompetencijos centrų šitas funkcijas pagrindinės, tai yra be abejonės šie centrai įkurti tam, kad yra pagerinta retų inkstų ligų diagnostika, ištyrimas, kad tie pacientai gautų ilgalaikę kokybišką priežiūrą, kad būtų vykdoma kiek įmanoma prevencija ligų. Nors žinome, jeigu yra dauguma retųjų tarpe ir inkstų ligos yra paveldimos, tai tos prevencijos mes nelabai galime užtikrinti. Yra, kaip žinote, Lietuvoje dabar privalomai retas ligas, ne tik inkstų, bet visas ligas turime koduoti specialiais retos ligos orfa kodais. Tai šis kodavimas yra dedikuotas būtent universitetinių ligoninių specializuotiems centrams. Na, visuose specializuotose centruose privalomai pagal įstatymus Lietuvoje galiojančius turi dirbti ir dirba daugiadalykės gydytojų komandos, kurios užtikrina tą multidisciplininę paciento priežiūrą. Ir tiek referencijos, tiek kompetencijos centrų funkcijos be abejonės yra kiekvienam pacientui sudaryti individualų diagnostikos, gydymo bei priežiūros planą, užtikrinti, kad pacientai gautų laiku ir adekvatų įmanomą medikamentinį gydymą. Yra taip pat ir jau veikiančiose centruose ir pagal reikalavimus be abejonės komandoje turime turėti genetiką, kuris užtikrintų genetinę ligos diagnozės nustatymo galimybę. Yra taip pat labai svarbu, kad retų ligų srityje, tame tarpe ir inkstų ligų, būtų diegiami nauji diagnostikos, gydymo priežiūros metodiniai dokumentai, kurie palengvintų bendrai mūsų bendruomenės nefrologų ar neklinikinę praktiką. Užtikrinamas pacientų dalyvavimas pagal galimybės moksliniuose tyrimuose. Be abejonės tiek referenciniai, tiek kompetencijos centrai, viena iš funkcijų yra organizavimas gydytojų bei kitų sričių sveikatos priežiūrų specialistų profesinis tobulinimas, mokymas, taip pat labai svarbus ir pacientų bei artimųjų mokymas ir švietimas. Tai yra funkcijos, kompetencijos ir referencijos centrų, bendradarbiavimas su pacientų organizacijomis. Na, o kuo skiriasi referencijos centras nuo kompetencijos centro ir funkcijų, tai būtent referencijos centras yra atsakingas, kad pacientai, kurie serga reta liga, tame tarpe ir inkstų liga, kad jie gali būti konsultuojami
ir Europos retų ligų centruose. Ir būtent tas konsultacijas turi organizuoti jau referencijos centras. Tai vat gal trumpai ir apžvelgiau tas pagrindinės funkcijas, kam ir yra reikalingi tie referencijos ir kompetencijos centrai. Aš galbūt dar papildyčiau, jeigu galima, kad iš tikrųjų visiškai pritariu profesoriai. Kalbant apie kompetencijos ir referencijos centrus, tai kompetencijos centras iš tikrųjų yra vietinis, ligoninės padalinys, referencijos centras yra europinis, priklausantis Europos retų ligų referentiniam tinklam ir centras. Ir iš tikrųjų viena iš pagrindinių turbūt referentinių centrų funkcijų, kaip jau ir minėjo profesorė, yra dar ir tarptautinis bendradarbiavimas. Ir mes taip pat Santaros klinikos priklausom tarptautinėms mokslininkų grupėms, rengiam taip pat rekomendacijas retoms inkstų ligoms ir dabar parengėme 3 ligoms tarptautinės Europos rekomendacijas - hiperoksalūrijai, cistinūrijai, Alporto sindromui. Ir tai užtikrina iš tikrųjų dar ir tokią platesnę auditoriją pačių retų inkstų ligų. Kita vertus, kaip profesorė ir minėjo, mes turim specialią diskusinę platformą su specialiomis darbo grupėmis užsienio ekspertų, kur galime aptarti sudėtingus atvejus, netipinės ligos eigas ir padėti tokiu būdu pacientams labai greitai gauti atsakymą į nežinomus klausimus. Tai iš tikrųjų tas tarptautinis bendradarbiavimas labai daug atveria langų ir naujų idėjų, ką galime su vienokiu ar kitokiu pacientu padaryti. Tai bet tiek kompetencijos, tiek referencijos centrai yra ypatingai svarbus šių pacientų su retomis inkstų ligomis priežiūrai. Ačiū labai už komentarą. O tada, kalbant apie retas genetinės inkstų ligas, tai ar genetinė inkstų liga turi kažkokį fenotipą ir kokia yra anamnezės svarba įtariant retas inkstų ligas? Nežinau, galbūt aš galiu pradėti, kad turbūt retos genetinės inkstų ligos, jos yra labai kompleksinės ir pažeidžia daugelio organų sistemų. Todėl jas ir atpažinti yra ganėtinai sudėtinga ir sunku. Ir kartais net ir ligos, retos inkstų ligos, kurios yra mums kaip nefrologams pakankamai gerai žinomos, policistinė inkstų liga, Alporto sindromas, Fabry liga, net ir šios ligos su tam tikrais specifiniais savo požymiais skirtingiems pacientams gali pasireikšti visiškai skirtingai. O yra žinoma, kad net tos pačios šeimos nariams, turintiems tas pačias mutacijas, vėlgi ta liga gali pasireikšti visiškai skirtingai. Taip kad retų inkstų ligų fenotipas turbūt turi labai plačias ribas ir dėl to yra labai sunku jas diagnozuoti. Aš galiu paantrinti Agnį, tai taip, tos ligos tikrai įvairios ir vienos ligos, kaip jau ir minėjai, Agnė, policistinė inkstų liga, tai, taip, galim sakyti, gana aiškus fenotipas, bet ko gero, absoliuti dauguma visų kitų ligų, tai tikrai nespecifiniais įvairiais požymiais gali pasireikšti ir taip iš karto įtarti konkrečią ligą ne visada pavyksta, o kuo daugiau ir tų genetinių tyrimų atliekama, tai neretai pamatome, kad egzistuoja ir įvairios fenokopijos, tai visai kiti netikėti genai imituoja kitas ligas, tai žodžiu viskas sudėtingiau negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. O kalbant apie anamnezės aspektus, tai be abejo, liga prasidėjusi jauname amžiuje, jeigu yra šeiminė anamnezė ir ypač jeigu matom kažkokiam konkrečiam paveldėjimo būdui būdingus dėsningumus, tai tikrai yra jau tie indikatoriai, raudonos vėliavėlės, kada verta pagalvoti apie paveldimo ligos priežastį. Galėčiau dar pridėti, kad iš tikrųjų, kaip jau minėjo daktarė Laima,
retų ligų šiandieną priskaičiuojama jau virš 6 000, galbūt ir iki 8 000 yra, bet vis tik apie 70% retų inkstų ligų pasireiškia vaikystėje. Todėl vaikui susirgus turbūt didžiausias yra alarmas, kad reikia pagalvoti galbūt apie retą ligą. Ir apie 80% retų ligų vis tik turi genetinę kilmę. Ir taip, nors nėra to specifinio fenotipo, bet galim išskirti tokius bendrus požymius, ar ne, kuriem esant jau turėtume pagalvoti apie retą ligą. Tai pirma ta grupė yra neįprasta ligos eiga ir ligos simptomai. Ir dažnai tie pacientai labai vaikšto pas įvairius specialistus metus, kitus, net ir keletą metų, tyrimai kartojami ir diagnozė vis nepaaiškėja. Po daugelio tyrimų ir specialistų konsultacijų vėlgi pagalvoti reikėtų apie retą ligą tokiu atveju. Kita situacija, jeigu mes gydom ligonius, atrodo, nustatom diagnozę, skiriam gydymą, bet mums nesiseka gydyti. Ligos simptomai išlieka ar net ligos eiga progresuoja, sunkėja, atsiranda naujų simptomų. Vėl reikėtų įtarti retą ligą. Anamnezė yra labai svarbu, ypatingai šeiminės anamnezės surinkimas, kai galvom apie genetinės kilmės ligą. Jeigu yra giminaičių sergančių reta liga, taip turime įtarti pacientui retą ligą. Na ir kas jau minėta, tai yra daugeliu retų ligų yra būdingas daugiasisteminis pažeidimo požymis, kai nukenčia ne vienas organas, o keletą. Yra turbūt blogybė mūsų klinikinėje praktikoje, mes tą jaučiamės, kad mes vis pasidarome savo organo specialistais, tai mes nefrologai dažnai rūpinamės tik tai inkstais, ar ne, bet yra labai svarbu surinkti anamnezę ir išsiaiškinti pažeidimus, simptomus kitų organų. Vat ir mūsų retos inkstų ligos neretai siejasi su akių pažeidimu, klausos pažeidimu, odos pažeidimu, kitais dalykais. Na ir dar kas yra apgaulinga, kad tos retos ligos ankstyvose stadijose, kada jau reikėtų pradėti ir gydymą, dažnai yra besimptomės ir neduoda simptomų. Tai dėl to užtrunka tos retos ligos diagnozė, kuri prognostiškai ar nėra gerai pacientui. Tai reziumuojant tikrai, jeigu turim neįprastą ligos simptomatiką, nepaaiškėja liga po daugelio tyrimų, jeigu skiriam gydymą ir nesiseka gydyti, tikrai jeigu yra sergančių šeimoje reta liga, kaip yra polisisteminis, tas daugiasisteminis pažeidimo požymis, tokiais atvejais turim tikrai įtarti retą ligą. Mariau, prašau, norėjau pasisakyti. Ačiū. Aš irgi tiesiog noriu pridėti prie tų pagrindinių punktų, kuriuos minėjo ir dabar ką tik profesorė minėjo. Vienas stipriausių taip įtarimų genetinės ligos visada lieka šeiminė anamnezė, nes daugelį atvejų, kai turime patvirtintas pokyčius, randame, kad yra ta šeiminė anamnezė, nebūtinai ta šeiminė anamnezė paaiškėja pirmos konsultacijos metu, kartais paaiškėja tik tai po tyrimo, kai mes bandome klaustis iš naujo ir klausimės ateiti, prašome pacientų, kad pasirodytų, kaip atrodo giminės, pamatome, kad vis dėlto buvo. Dėl to labai atkreipti, kai renkame šeiminę anamnezę, ne tiek, kiek ir retos ligos, kad yra giminė, bet apskritai yra neaiškios kilmės inkstų nekonkomumas. Anksti prasidės, jeigu išklausime, kad, nežinau, dėdė, teta, seneliai buvo dializuojami ankstyvam amžiui ir nebuvo žinoma priežastis, tai jau yra taip raudona vėliava, kažką kreipti, kažką galvoti. Ir taip, kiti momentai, taip, kad visada įtarti, jeigu yra ne tik inkstų pažaida, yra labai jaunas amžius, bet kai kalbame apie neaiškia inkstų lyga, kartais nereikia sukelti labai didelį lūkesčio, kad ten tikrai yra genetinė liga. Nes tikrai kolegos, kurie dirbame, matome, kad daug pacientų, kurias tyrime, ypač su neaiškiu fenotipu, vadinasi neaiškios kilmės inkstų pažaida, mes nerandame tos priežasties. Vis dėlto nemažai genetinių ligų, kurias mes randame,
jos vis tiek reiškiasi kažkokiu atpažįstamu fenotipu, kurio galima pagauti. Tik tai bėda ta, kad mes dažnai neturime pakankamai kompetencijos atpažinti tuos kažkokius kertinius bruožus ir dėl to mums sunku diagnozuoti. Tai tikrai, kad kartais nebūtų labai didelis lūkestis, kad jeigu turime pacientą, kuriam yra anksti prasidėjusi inkstų liga, nėra aiškiai kažkokia negenetinė, tai yra neinfekcinės, neautoimuninės kilmės, kad būtinai rasime tą priežastį. Dažnai literatūra rašo, kad kai yra neaiškios kilmės lėtinis inksto nepakankamumas, gydytojai randa 10-20%, bet tais atvejais, kai turime labai aiškų fenotipą, pavyzdžiui, policistozę ar kažką, jau randame 60-70%. Tai dažnai tas ir santykis, kada ateina genetikas, kada nefrologas, tai genetikas nebus nefrologas ir nemokės atpažinti nefrologinio fenotipo. Mes prašome, kad mums kažkaip duotų nuorodą, į ką ieškoti ir mes, aišku, tada bandome ieškoti jau tiksliai į tą kryptį, kuri kreipiama. Taip, tai jeigu einant toliau, tai kokios yra dabartinės genetinio ištyrimo galimybės Lietuvoje? Ką mes galime? Ar mums reikia kreiptis užsienio laboratorijas tam, kad mes galėtume patvirtinti vienokias ar kitokias genetinės retas ligas? Galiu aš pradėti, tai manau Lietuvoje ištyrimo galimybės tikrai geros šiuo metu. Turime tikrai visus pagrindinius genetinius tyrimus, pradedant paprasto tradicinio kariotipu, baigiant viso egzomo naujos kartos sekoskaitą. Tai absoliučiai daugumai pacientų tikrai turime pritaikomus tyrimus. Be abejo, būna tų retų išimčių, retesnių sudėtingų atvejų, kuomet tenka pabendradarbiauti ir su užsienio laboratorijomis, bet visi reikalingi tyrimai iš esmės yra prieinami Lietuvoje. Taip, tai aš irgi pradėsiu truputį, kad taip pagrindė, ką daro, sakoma, stipriausios valstybės, tokia Europa ar Amerika, kažką prieinama Lietuvoje, tiek Vilniuje, tiek Vatine. Pagrindiniai tai yra platus tyrimai, kur galima genų paletes ištirti. Aišku, retose situacijose, tai esame ypatingos retose situacijos, nes aišku, kai atliekami genetiniai tyrimai, tai jau yra retos situacijos, bet iš turėtų dar kažko kyla, nes vis dėlto, kaip ir minėjau įžangoje, genetinių ligų atranda vis naujų, vadinasi, jų yra daug neatrastų. Ir nebūtinai genetinis tyrimas leidžia patvirtinti ligą, nes jeigu yra kažkoks genas, kuris neveikia, jis turėtų spindėti kažkokį baltymą, kažkokią struktūrą. Tai galima bandyti ieškoti kitų tyrimų, kurie leistų patvirtinti to baltymo nebuvimo, fermento neaktyvumą, ieškoti biopsijų, kažkokių pakitimų specifinių, kurie leistų nueiti būtent į tą ligą. Tai retų, ultra retų situacijų, kada reikia kažkokių papildomų, visada jų yra, nes mokslas dar nebaigė savo darbą, bet ir kalbam, kad dažnai tai yra mokslinė apimtis, kada bandom ieškoti kažko naujo, kažko surasti, bet taip standartiškai, rutiniškai mes galime daugelį pyrago dalį jų atraikyti ir išsiaiškinti tomis, kaip sakyti, priemonėmis, kurias jau turime. Taip, Agnė? O jeigu kartais ir negalime, pratęsiant turbūt gydytojo Mariaus mintį, tai visada yra galimybės bendradarbiauti ir ką mes ir darome su užsienio universitetais ir jų genetikos centrais. Ir kartais, jeigu kažkokios yra mūsų ribotos galimybės, nors, kaip jau ir minėjo gydytoja ir Deimantė ir Marius, kad iš tikrųjų mes labai daug ką galim padaryti šiai dienai, tikrai genetiniai tyrimai yra labai patobulėję ir mes koja kojon žygiuojam su visa Europa, bet tam tikri universitetai užsienio turi kažkokias specifines galimybės ir visada ta bendradarbiavimo galimybė išlieka. Tai per biomedicininius tyrimus, per įvairius projektus, neretai mes pacientams galim atlikti ir papildomus genetinius tyrimus, kurių galbūt šiuo metu negalime atlikti Lietuvoje, arba jie pernelyg brangus, arba dėl tam tikrų kitokių kontraindikacijų. Kaip pasirenkamas tas susijusių genų ištyrimas, ar ne, naujos kartos sekoskaita, ar ne, tai kokia to tyrimo apimtis, kaip genetikas pasirenka, ar tai yra tyriamos visos paveldimos inkstų ligos, ar tik tai susijusios pagal tam tikrą fenotipą, kaip pavyzdžiui, tyriant Alporto ligą, ar cistinės inkstų ligas, nefrozinių sindromų pasireiškiančias ligas. Tai nežinau, Mariau, tas pirmas.
Tai laboratorija iš esmės turi sukurtas virtualias genų paneles, genų rinkinius, kur įtraukti genai siejami su įvairiomis inkstų ligomis. Tai be abejo, siųsdami tyrimui, mes laboratorijoje patikslinam, nurodom visgi, kuria kryptimi ieškoti, ar tai, tarkim, policistinė inkstų liga, ar galbūt Alporto sindromas įtariamas, bet tie genų rinkiniai vis tiek apima daugiau genų, nes tai neretai ir diferenciniai diagnostikai reikalinga ir kartais būna nustatoma kažkokia mutacija gene visai ne tame, kurio tikėjomės pradžioje, tai tikrai tas genetinis ištyrimas būna kiek platesnis negu kad grynai tik pagal patį fenotipą. Taip, pridėsiu taip, kad renkamės virtualias paletes. Virtualias paletes tai reiškia, kad nuskaitom daug genų, bet tada įsirinkam tik tai, ką žiūrėsime. Labai dažnai rekomenduojama užsienio organizacijų, kad rinktis kuo siauresnę paletę, vien dėl to, kad genetika vis dėlto nėra juoda balta ir jeigu randame kažkokių pokyčių, tai nebūtinai atspindi ligą. Genuose mes visada rasim pokyčių, nes visgi esame skirtingi, tiek išvaizda, metabolizmas, asmenybė, viskas skiriasi. Genuose yra aibės pokyčių. Tai kartais randame pokyčių, kurie yra silpnai aprašyti ir jeigu imamės labai plačią paletę, mes galime klaidingai bandyti priskirti, gal šitam pacientui vis dėlto yra kitokia liga, nors gal nematome pilno fenotipą ir atsiranda tokio, liaudiškai sakant, pritempinėjimo. Tai visada labai prašomas, kai kalbame apie genetinius tyrimus, kad stengtis turėti kuo siauresnį fenotipą, kuris labai padeda analizuojant laboratorijai, ką žiūrėti. Bet visada galima praplėsti ir vadinasi, jeigu gauname neigiamą atsakymą, grįžtume pas pacientą ir pacientai randame naujų duomenų, naujų požymių, gal ligos grupė įsiplėtė, gal kitą grupę, galima grįžti prie tos virtualios paletės ir pasimti kitą virtualią paletę, peržiūrėti duomenis iš naujo. Tai labai akcentuojam, kad svarbus bendradarbiavimas klinicisto, nefrologo, kas realiai pacientui šiuo metu yra blogai, kokie fenomenai vyrauja, mes suprantam, kad ne visada galime ir išryškinti konkrečią ligą, tai kartais gali būti tiesiog neiškios kilmės inkstų nepakankamumas ir tai tiesiog, kad mes žinotume, kad nėra kito aiškio fenotipo ar ten Alporto, į ką mes bandome akcentuoti žiūrėtis. Jeigu įmanoma, kuo siauresnis fenotipas pateikimas, mes galime kuo siauresnis genus žiūrėti ir mums to lengviau, bet taip visada galime grįžti ir peržiūrėti dar plačiau, netgi kitas ligas peržiūrėti, jeigu tam yra poreikis. O kalbant apie informacijos kažkokius bankus ar kažkokias bendras informacinės sistemas, registrus Europoje, pasaulyje, ar mūsų Lietuvoje nustatomi tie atvejai yra kažkur įtraukiami? Gal aš pradėčiau, tai šiaip dėje mes tokio kaip Lietuvos retų inkstų ligų registro neturime. Bet kadangi Santaros klinikos priklausome Europos retų inkstų ligų referentiniam tinklui ir esame referentinis centras, mes priklausom ir to tinklo registrui, jis vadinasi RGREG. Ir į tą iš tikrųjų registrą jau yra įtraukta daugiau negu 27 000 pacientų su retomis inkstų ligomis ir dalis šių pacientų taip pat yra ir iš Lietuvos, nes nuolatos papildomi tiek naujais pacientais, tiek naujais atvejais, tiek atnaujinam informaciją jau suvestų pacientų, taip kad yra tarptautinis RGREG registras, kuris yra mums ypatingai svarbus. Tai čia yra vienas dalykas. O 2024 metais, yra praėjusiais metais, Vilniaus universitetas medicinos fakultetas įkūrė naują Lietuvos populiacijų ir retų ligų biobanką. Ir šis biobankas renka duomenis ir biologinius mėginius su sveikų ir sergančių pacientų retomis ligomis biologinius mėginius ir visą informaciją apie juos. Tai vėlgi tai yra tam tikras organizacinis vienetas šioms ligoms sekti ir kaupti informaciją apie jas. Na, o kalbant apie užsienio, tai turbūt vieni iš tokių pagrindinių duomenų bazių, kur galima rasti tiek apie retas ligas informacijos įvairios. Tai yra ir Orfanetas, kurį mes tikrai visi naudojame, taip pat REDTA tikrai dabar daug dėmesio skiria
būtent retoms ligoms. Ir lygiai tas pats ERCNET-as, tai yra Europos retų inkstų ligų referentinis tinklas ir jo tinklalapis, į kurį užėjus galima rasti tiek ir specialistams, tiek ir pacientams labai naudingos informacijos apie retas inkstų ligas, naujausias rekomendacijas, naujausias gaires ir naujus tokius esminius bruožus ir atpažinimo kontekste ir panašiai. Aš norėčiau pridurti taip pat Kauno klinikose praeitais metais taip pat yra atidarytas biobankas ir jau pradedama plėsti to biobanko veiklą ir mes turime galimybę retų ligų centrai irgi teikti pasiūlymus ir kaupti biologinius mėginius būtent retomis ligomis sergančių pacientų. Tai tos galimybės Lietuvoje tikrai jos yra ir jos plečiasi ir plėsis ateityje. Taip, dabar gal norėčiau paliesti dar tokią sritį, ar ne, kad aš esu mačius, tikrai turėjom pacientų, kuriuos konsultavo genetikas ir kada gaunam atsakymą, ten gražiai viskas būna išvardinta ir kartu nurodant literatūros šaltinius. Bet kalbant apie tai, ką tai turėtų nefrologui reikšti, galbūt kartais genetinis tas ištyrimas pagelbėtų netlikti inksto biopsijos, ar vis dėlto inksto biopsija irgi tam ištyrime yra labai svarbus diagnostinis metodas. Tada gal. Taip. Su genetinės tyrimo vertė ir kiek jo reikia, kaip sakyti, laukti, tai yra kiek pacientą ištirti iki genetinio tyrimo ir kur ta nauda žala. Anksčiau gal buvo didesnė problema ta, kad genetinis tyrimas techniškai yra sudėtingas ir yra brangus, ir vadinasi, brangių tyrimų mes tengiamės atlikti mažiau, jeigu mažiau brangių tyrimų, tada bandome išnaudoti kitus. Ir aišku, kiti tyrimai mums yra svarbus vien tam, kad ar kiek galima atmesti negenetinę patologiją, nes jeigu atlikti genetinį tyrimą, kuris, sakoma, brangus, techniškai sudėtingas, tai jeigu yra kažkokia kita priežastis numanoma, tai gal pirmą ją įsiaiškinti. Ir kitas dalykas, kiek leidžia, jeigu įtariam genetinę ligą, patikslinti, kokią genetinę ligą įtariam, tai pavyzdžiui, taip gal biopsija inkstų leidžia. Tai šiai dienai po truputį jau judam link to, kad gal genetiniai tyrimai tampa labiau prieinami ir kartais tikrai galima galvoti, kad gal genetinis tyrimas tampa pirmesnis negu kiti. Tai kad atsiranda tokie pajuokavimai, kad pirmą genotipuojam, paskui fenotipuojam. Tai yra pirmą pažiūrėjom genetiką, pasižiūrėjom, kaip atrodo pats pacientas. Tai yra gal ne tiek reikia. Šiandien vis tiek norisi, ypač apkalbant apie vaikus, taip tikrai vaikams, sakom, gal ypač galima biopsiją palaukti, gal pirmą genetinis tyrimas, nes ypač tai yra invazyvus dalykas, ar galima gal kažkiek pakenti. Su suaugusiais irgi apie tai pradedam galvoti, ypač ateityje, kai dar tie tyrimai taps prieinamesni. Tai tose situacijose taps didesnė nauda genetinio tyrimo, jeigu bus galima greitai atlikti ir gauti daug informacijos. Nes dabar dėl yra problema su genetiniu tyrimu, kad nemažai atvejų yra neįgiami. Tai jeigu neįgiami, gal mažai situacijų vis tiek prireiks tos inkstų biopsijos galiausiai. Tik po inkstų biopsijos galėsim vėl grįžti prie to. Bet taip judame link to, kad genetinis tyrimas tampa labiau prieinamas, galėsime atlikti plačiau, daugiau ir galėsime atlikti dar platesnius, tai yra, kad nebe egzomos tokios paletės, bet gal genomo, transkriptomo ar dar kažkokius kitus sudėtingesnius. Taip, Agne. Aš turbūt irgi paantrinant Mariui, noriu pasakyti, kad iš esmės genetinis tyrimas mums tikrai atsako į labai daug klausimų. Ne tik apie diagnozę kalbant, bet ir apie tolimesnę stebėseną to paciento ir daugelį kitų aspektų, apie kuriuos mes turbūt kalbėsim truputį vėliau. Bet kalbant apie inkstų biopsijos naudą ir genetinį ištyrimą, tai yra tam tikros ligos tokios kaip pavyzdžiui Alporto sindromas, kur naujausios Europos rekomendacijos net ir rekomenduoja pirmiausia, jeigu yra žmogui hemotūrija, jeigu yra tam tikri simptomai, net nedaryti tos inksto biopsijos,
o bandyti siųsti genetiniam ištyrimui. Ir kaip ir daktaras Marius iš tikrųjų minėjo, neretai tas genetinis atsakymas gali būti neigiamas, bet turbūt nereikia mums visiškai užsifiksuoti, kad neigiamą mes jau atmetam tą genetinę diagnozę. Ypatingai, kad kartais labai ryškus yra fenotipas ir tarsi, tikrai turėtų būti ta genetinė liga, bet mes jos niekaip negalime rasti genetiniu ištyrimu. Tai ką rekomenduoja naujausi ekspertai ir naujausios gairės, kad tokius pacientus, jeigu mes ir nerandam tos genetinės ligos, tirti pakartotinai. Po metų, po dar kažkiek, ar ne, ir tiesiog nenuleisti rankų ir ieškoti, ir galbūt atsiras nauji diagnostiniai metodai, kurie leis mums identifikuoti tą genetinę ligą. Ir kalbant apie biopsiją, tai yra vis tiek intervencinė procedūra. Dažnai mes, nefrologai, mes mėgstam tas biopsijas. Mums tikrai užveda ant tako ir mums padeda suprasti, šiek tiek susiorientuoti. Ir galų gale dažniausiai mes po inksto biopsijos ir siunčiame gydytojui genetikui. Bet dabar tikrai Europa visa bent jau bando keliauti link to, kad kartais, kai yra ganėtinai, tokios aiškios indikacijos, kad tai galėtų būti genetinė liga, siūskim. Ypatingai, jeigu tai yra jauni pacientai, ne tik vaikai, bet jauni pacientai, ar ne, netipiniai požymiai, siūskim genetikams. Tyrimai brangus, bet iš tikrųjų, atsakymas mums yra ypatingai vertingas. Ir kartais galim išvengti ir komplikacijų, kurias gali sukelti tas inkstų biopsijos. Nors mes jas ir labai, labai mėgstam. Ir manau, kad jų tikrai neatsisakysim. Ačiū, Agne, už komentarą. Ir dabar dar turiu tokį klausimą, ką ta genetinė diagnozė reiškia pačiam pacientui, ypač tuo atveju, kai jo būklė dar nereikalauja kažkokio aktyvaus gydymo. Dėl stebėjimo, dėl konsultavimo, šeimos planavimo ir panašiai. Taip, tai turbūt jūs labai teisingai ir paminėjot, kad net jeigu nėra specifinio gydymo šiai dienai, tai nereiškia, kad to gydymo neatsiras ateityje. Pirmas turbūt svarbus aspektas. Antras dalykas, pacientas žinodamas genetinę diagnozę gali jaustis tam tikrą prasme ramiau, o ramiau gali jaustis ir gydytojas, nes yra sudaromas specialus paciento sekimo, ištyrimo planas. Tokiu būdu mes galim apsaugoti pacientą nuo kažkokių gresiančių komplikacijų, kurias galbūt galėtų sukelti ta konkreti liga, apie kurias mes niekada nesusimąstytume, jeigu nežinotume, kokia tai yra liga. Ir kaip jūs ir minėjot, labai svarbus aspektas yra planuojant šeimą, kalbant apie paveldimumą, genetinis konsultavimas ir daugelis kitų aspektų, taip kad ir galų gale žiūrint į ateitį apie naujų vaistų radimą, kas irgi yra ypatingai svarbu. Aš gal norėčiau prisidėti prie šios diskusijos. Apie tai kalbama ir europiniuose, pasauliniuose kongresuose ir tą rodo mūsų klinikinė praktika, kad be abejonės ta genetinė diagnozė turi ir tam tikrų etinių aspektų. Ir mes matome tikrai nustačius šeimoje genetinę ligą, ne visada visi šeimos nariai nori žinoti, ar aš paveldėjau ligą ar nepaveldėjau. Tai kaip ir minėjau, tą rodo ir mūsų klinikinė praktika ir ne visi pacientai ir sutinka tirtis ir tame tarpe atlikti ir genetinį tyrimą, tiesiog nenorėdami žinoti, ar tą ligą paveldėjo ar ne. Nes ta diagnozė ir ypatingai anksti nustatyta, ar ne, kol žmogus yra jaunas, tai automatiškai tokia atsiranda gyvenime dominantė, ar ne, kuri gali turėti tokių ir neigiamų spalvų, ar ne, ir trukdyti žmogaus gyvenimo kokybei. Taip mes, kai žiūrime iš medicininės pusės, tai taip atrodytų, gali prognozuoti, kaip bus, kaip sirgs, kaip dažnai tirti tą žmogų reikia. Bet čia atsiranda daug ir psichologinių niuansų jo, ir ne visi pacientai iš tikrųjų nori žinoti, serga ar ne. Labai antrinu profesorių čia mintį, kad visi nori tirtis, iš tikrųjų mes netgi matom, kad netgi dauguma šeimos narių vyksta tirtis, artimojo rato, tai yra tėvai, vaikai, tai dar tai, bet, pavyzdžiui, ten dėdės tetos labai tai matom. Ir tikrai kartais būna to kaltinimo savęs, kad jeigu nustatom genetinę ligą, žmogus jaučiasi, kad nešioja kažką blogo.
kad aš esu vos neprakeiktas, kokią aš bėdą nešiojuosi ir noriu slėpti tą dalyką. Tai aišku, konsultacijos metu mes labai stengiamės pabrėžti pacientui, kad tai nėra kažkas, kad yra, nežinau, jo kaltė, kad tai yra prakeiksmas. Vis dėlto mes visi turime genetikoje kažką blogo, kažką gero. Nėra tobulo genomo, nėra tobulos sekos, vis ir esame kažkiek, tai tą vis laik bandoma išaiškinti. Aišku, pacientui gavus genetinę diagnozę, labai retai yra specifinis gydymas, kaip jau minėjo kolegos, laikoma, kad apie 5% visų genetinių ligų turi kažkokį realų gydymą, kuris gali stabdyti. Aišku, kartais dabar jau kalbama apie netgi atvejus, kai galima gal ir išgydyti atsirandant genų inžinieriai. Dažnai pagrindinės naudos vis dėlto apsistoja ties to, kad gal žinoma aiškesnė ligos eiga, bet irgi įspėju, kad nebūtų lūkestis, kad visada radus genetinę ligą, kažkokį pokytį, bus labai aišku, kaip pacientui seksis. Neretai ligos turi variabilę ekspresiją ir penetraciją, tai reiškia, kad kol genetinį pokytį sunku nuspėti, kaip elgsis liga, ir lieka tik tai laikas, kuris parodo, ir kartais to nežinomybę aišku gąsdina. Nes tikrai kartais būna, kad net tos pačios šeimos nariai, kaip minėjau, gali sekti skirtingą eigą. Lygiai taip pat kartais sunku ir kalbėti apie perdavimą savo vaikams, ypač jeigu yra kalbama apie artėjantį nėštumą, nes ar tai yra tikrai tokia sudėtinga liga, dėl kurios nėštumo metu verta bijoti ir pacientams suteikti informaciją labai sunku, kadangi reikia tam žinių, kad žmogus suprastų, nes turi turėti ir medicininių, ir nefrologinių, ir genetinių. Ir tos konsultacijos užtrunka ir dažnai gal pacientai išsigandę to kiek informacijos net ir bijo grįžti ir pasikalbėti dar kartą. Tai labai skatinam, kad jeigu yra pacientas su genetinė liga ir yra kažkur numanoma, kad pacientų neiškių dalykų, tiesiog atsiųsti pokalbį su genetiku, kad būtų paaiškinta, kas vyksta, ką tai reiškia, kad tikrai skatinti tą pokalbį. Genetikai yra ne tik tai tam, kad paskirtų genetinį tyrimą ir atiduotų atsakymą, bet dėl to, kad tikrai galima padėti paaiškinti ir sekančiose situacijose, kokia yra ta eiga ar kažkas, neskatinama vienaip ar kitaip būtinai elgtis, nesiūloma opcijų, nes genetinė konsultacija dažniausiai stengiasi kuo nedirektyviau, nes kad žmogus pats planuoja savo gyvenimą, jis tik tai turi turėti pakankamai įrankių, kad galėtų apsispręsti. Prašau, Agne. Aš gal dar tik tai irgi paantrinsiu Mariui, kad yra labai svarbi komunikacija ir kaip mes ištransliuojame pacientui, dėl ko yra svarbu atlikti tą genetinį tyrimą ir kaip mes apie tai šnekame, nes mus labiausiai baugina nežinomybė. Bet jeigu mes kalbame labai konkrečiai su pacientu, kokia yra to nauda, žinoma, visada jie gali atsisakyti tirtis ir tikrai yra tų baimių. Deja, ne visur yra prieinamos psichologo konsultacijos, kurios turbūt turėtų būti tikrai įtrauktos, ypatingai žmonėm, kuriem yra nustatytos retos genetinės ligos, nes tai yra tarsi tikrai toksai visam gyvenimui kažkokia našta. Tai jiems tikrai reikalinga, tikrai neretam psichologinė pagalba, bet labai svarbu ir specialistams, ir nefrologams, ir genetikam kalbėti, papasakoti, konkretizuoti. Ir tada pacientai jaučiasi saugiau, jie tampa ramesni ir jie žino, kad jie atsidūrė patikimose rankose ir kad dabar jau nebesiblaškys, o žino, kad dabar net jeigu būtų tokia ar kitokia diagnozė, kaip mano bent jau pacientai iš tikrųjų neretai ir sako, daktarė, sako, ačiū Jums, iš tikrųjų ta diagnozė man padėjo, sako, taip, tai yra baisu, bet tai yra vieta. Dabar aš žinau savo vietą, aš žinau, kuo aš sergu ir aš nebesiblaškysiu, nebenerimausiu. Aš žinau, kad jinai yra tokia, kad gali būti tokia baigtis ar kitokia baigtis, tačiau ta diagnozė padeda tam tikrą prasme ir išsilaisvinti. Tai turbūt vienos medalio pusės tikrai nėra ir aš pritarčiau ir kolegoms, kad yra dvi medalio pusės ir ta teigiama ir neigiama genetinės diagnozės žinojimo atžvilgių, bet galbūt dar vieną tokį šaržuotą juoką galiu papasakoti, kad kai buvau rezidentė Paryžiuje, dirbau genetikos centre ir kaip ta genetika kartais gali tapti tokia detektyvė ir išaiškinti tam tikrus visai nenorimus dalykus. Ir buvo atvejis, kai pas mus atėjo pacientas, kuriam
kuris turėjo paveldėti ligą su X chromosoma. Ir yra žinoma, kad ligos, kurios yra paveldimos su X chromosoma, yra perdodamos visada visoms dukterims, 100%. Na ir tas vyras turėjo 3 dukteris ir mes ištyrėm 3 dukteris ir 2 radom tą pačią ligą, o 3 jauniausiai ir neradom. Ir tada mano profesorius prancūzas sako, taip tiesiog su prancūzišku tokiu griebiu keiksmažodžiu pasakė, sako, tie prancūzai negali nenueiti pas kaimynus. Ir va tapo dilema, kaip čia pasakyti tam pacientui, kad 3 štai dukra vis dėlto yra ne jo. Nes iš tikrųjų tai buvo toksai, ir juokas, ir kartu ir ne juokas, nes susidūrėm dar su etinėmis problemomis, bet kaip ta genetika kartais gali paaiškinti ir nuvesti mus vėlgi visiškai kita linkme, tokia net ir detektyvinė romanų prasme. Pridėsiu sakinį, kad kartais taip matome tyrimuose, kad tikriausiai biologiniai tėvai ne tie, bet šiuo metu mūsų teisinė sistema gal truputį riboja, kad mes negalime kažkaip to pranešti. Nes mūsų klausimas tampa klinikiniu ir jeigu pacientas nesuprato pats šitos informacijos, mes neskatinam toliau. Taip, tai ne visa tiesa yra ta, kurią nori žinoti žmogus. Ir aišku, diagnostikos tas testavimas vis tiek kažkiek padėtų tiem pacientam užbaigti tą diagnostikos odisėją. Ir bent jau kažkiek truputį, aišku, daugiau įneša nerimo į tą gyvenimą. Bet kalbant apie kas toliau, tai taip yra tikrai daugybė tų ligų, kurių neturim kaip gydyti ir tiesiog galbūt laukiam kažkada ateityje kažkokių naujų gydymo metodų. O kaip kalbant apie Lietuvoje prieinamumą ligų, tos, kurios turi gydymą, tai koks tas prieinamumas Lietuvoje ir su kokiais iššūkiais susiduria nefrologai, gydydami šios pacientus turinčius retas inkstų ligas. Galbūt profesorė Inga? Na taip, mes laimingi priklausydami Europos Sąjungai ir visi vaistai, kurie yra registruoti Europos Sąjungoje, ir yra skirti retų ligų gydymui, jie pasiekiami ir Lietuvos pacientam. Tuo labai džiaugiamės. Tik tai dabartinė tvarka, ypatingai kai kalbame apie tikrai retų ligų brangų gydymą, kuris daug kainuoja, tai ta tvarka yra šiai dienai nėra palanki gydytojui. Pacientam taip pat nėra palanki, nes kad gauti tą gydymą užtrunka nemažai laiko. Jeigu dar paprasčiau, tai turime tvarką, turim retą ligą, turim brangų vaistą ir būtent universitetiniai retų ligų centrai kreipiasi į valstybinę ligonių kasą, į labai retų būklių komisiją. Ir ten yra šūsnis dokumentų, pildomas individualiai tas šūsnis kiekvienam pacientui ir prašoma mūsų valstybinės ligonių kasos, tos komisijos, kad būtų kompensuojamas gydymas konkrečiam pacientui konkrečiu vaistu. Tai tos tvarkos nepatogumas yra tas, kad yra tai daug laiko sąnaudų reikalaujantis dalykas, nes reikia užpildyti tuos dokumentus, surinkti daug informacijos, pagrįsti ją moksliniais tyrimais, įrodyti, kad būklė reta. Tam šūsnyje popierių dar turi būti ir mūsų nefrologinių draugijų raštai, pritarantis, kad tai yra retos būklės. Kai išsiunti tuos dokumentus, tada turbūt anksčiau kaip per mėnesį tikrai atsakymo negauname, tai užtrunka keletą mėnesių. Man konkrečiai vieno paciento atsakymo laukiau daugiau kaip 1,5 metų komisijos sprendimo dėl gydymo. Tai yra ilgas laikas, kai minėjau, individualus sprendimas yra kiekvienam pacientui. Tik tai tiek, kad iš praktikos galim pasidalinti, jeigu jau kreipiamės dėl gydymo ir tuose dokumentuose bandom įrodyti, kad gydymas tikrai yra reikalingas, tai tikrai yra daugeliu atveju yra tas gydymas kompensuojamas mūsų pacientam. Mūsų centre
Mes turėjome tik tai 2 neigiamus atsakymus, bet ten pasirodė, kad paprašėm per pigaus vaisto tos komisijos, o šiaip visais kitais atvejais gaunam teigiamą atsakymą. Panašus, žinau, rezultatai ir pas kolegas Vilniaus Santaros klinikose, kad vis tik specialistam įrodžius, kad to gydymo reikia, vis tik valstybė randama pinigų kompensuoti tą brangų gydymą. Tik tai sistema tikrai ją reikia tobulinti, kažkaip paprastinti, nes šiai dienai tikrai yra nepatogi. Bet gydymą gali gauti mūsų pacientai. Čia yra geriausia žinutė. Aš turbūt irgi paantrinčiau profesoriai, kad šitas kelias tikrai yra nuostabu, kad mes galim gauti tą gydymą, nes ne visos šalis turi tokių galimybių. Tai čia yra tikrai nuostabu, bet paantrinant iš tikrųjų tas pateikimo procesas, tų visų dokumentų, nuolatinis susirašinėjimas, dokumentų atmetimas ir vėl iš naujo reikia rašyti. Ir mūsų vienam pacientui tai užtruko iš viso 2 metus. Tai vėlgi, kai jau pats pacientas sako, tai aš nežinau, gal man kažkaip čia bandyti pačiam ieškoti kažkokių tai galimybių, bet tie vaistai yra ypatingai brangus ir dėja įsigyti, turbūt retas, kuris iš vis galėtų. Vaistas, preparatas yra prieinamas Lietuvoje ir jau kiti pacientai buvo įgavę ir čia iš tikrųjų buvo vaikas ir reikėjo kuo skubiau pradėti gydymą ir buvo rašomi skubus raštai į ligonių kasas. Ir yra tam tikri terminai, kada ligonių kasos turi atsakyti, tų terminų laikomasi dėja nebuvo ir be jokios abejonės visas procesas labai ilgai užtruko ir pacientas, kuris galėjo būti išgelbėtas, dėja iškeliavo. Ir tai buvo vaikas ir kai mes dar kalbam apie vaikus, labai jautrę iš tikrųjų mūsų žmonijos dalį, tai yra labai liūdna, nes kiti vaikai, kurie gavo, o net ir suaugę, jie puikiausiai gyvena ir jų gyvenimo kokybė yra visiškai kitokia. Taip kad iš tiesų sistema yra netobula ir net labai. Tai vis tik tokie pacientai yra daugiau gydomi 3. lygio specialistų, o jeigu mes kalbam apie tuos susirgimus, kurie pažeidžia kelias organų sistemas, tai kas tada turėtų prižiūrėti tą pacientą? Ar pagal vyraujančią patologiją, ar tiesiog jisai bendras yra kažkokio koordinacinio centro kaip ir pacientas? Jūs teisi, Laima, mes bent jau Santaros klinikose, tai mes iš tikrųjų pirmuoju smuiku griežia nefrologas, jeigu tai yra reta inkstų liga arba yra sisteminė liga su inkstų pažeidimu vyraujančiu. Bet kaip mes žinom, kad net ir pirmajam smuikui reikalingas orkestras. Tai jeigu tai yra liga, kuri pažeidžia daugelį organų sistemų, tai vadinasi, mums iš tikrųjų reikia tos multidisciplininės arba daugiadalykės komandos, kuri kiekvienos komandos narys prižiūri savo atitinkamą sistemą. Bet bent jau Santaros klinikose iš tikrųjų nefrologas yra tas žmogus, kuris koordinuoja, kuris yra atsakingas už gydymą, priežiūrą, individualių planų sudarimą ir šių pacientų pagrindinę priežiūrą. Taip. Aš savo ruožtu pridėsiu Kauno klinikose be abejonės, jeigu kalbam apie retas inkstų ligas, tai net diskusijos nėra, ar ne, kad pirmas smuikas tai yra nefrologas. Bet taip, kai yra sisteminės ligos, kaip pavyzdį galėčiau pasakyti tuberozinė sklerozė, kuri pažeidžia labai daug organų ir mūsų ligoninėje yra atskiras tuberozinės sklerozės centras. Ir mes tiesiog yra vietiškai tos tvarkos apibrėžiamos, ar ne, kas turėtų būti vadovaujantis kurios srities specialistas. Tai kaip pavyzdį pateikiau tą tuberozinę sklerozę, tai mes esam sutarę savo ligoninėje, jeigu pavyzdžiui pacientas atvyksta pas pirmąjį specialistą nefrologą, kuris randa tas inkstų angiomiolipomas ir tada ištiria pacientą ir jeigu tai pasitvirtina, kad tai yra tuberozinė sklerozė, tai būtent nefrologas, kuris pirmas matė tą pacientą ir tampa pagrindiniu paciento prižiūrinčiu ir gydančiu gydytoju. Automatiškai, jeigu tas pacientas su tuberozinė sklerozė patektų pas neurologą dėl centrinės nervų sistemos pažeidimo ar ne, ir paskui jisai būtų tiriamas, tame
tarpe ir nefrologo gydytojo. Tai pirmas gydytojas, kuris nustato ligą, tampa tuo motininiu gydytoju. Bet čia yra vietinės ligoninės tvarkos, yra turbūt Santaros klinikose savo tvarką turim, mes kažkokią panašią irgi savo tvarką, bet jeigu yra reta inkstų liga, tai diskusijų nekyla, kad nefrologas vadovauja to paciento gydymui ir priežiūrai. Tikrai pritarčiau profesoriui, mes taip pat irgi turim tam tikras ligas, kurios, pavyzdžiui, Fabry liga, ta pati, kur yra tikrai labai tokia daugelį sistemų pažeidžianti, bet tai, taip jau susiklostė, kad nefrologai yra atsakingi už šitas ligas ir kitas metabolinės ligas, ir tuberozinė sklerozė, ir daugelis kitų. Bet turbūt esminis dalykas yra toks, kad tiek Kauno klinikos, tiek ir Santaros klinikos mes turim retų ligų centrus. Ir tie centrai, nefrologiniai centrai, yra tikrai stiprus ir jie pacientus jau per tiek metų iš tikrųjų puikiai išmokė prižiūrėti, gydyti, nes Santaros klinikos iš tikrųjų mes taikom ir pažangiausius metodus gydymo, apie kuriuos mes ir kalbėjom anksčiau. Ir kiti specialistai, ar tai būtų neurologai ar hematologai, jie žino, kad yra toksai Santaros klinikose, jeigu čia konkrečiai apie mūsų klinikas kalbant, yra retų inkstų ligų ir metabolinių ligų poskyris, kur tie pacientai gali būti siunčiami, jiems bus suteikta ne tik priežiūra, koordinacija, bet ir gydymas fizinėse patalpose. Ir tai yra tiesiog taip turbūt tikrai kiekviena ligoninė savo turi susidėliojusi tvarką ir tą priežiūrą. Tikrai taip. Aš dar noriu pridurti, kolegas gal pataisys, jeigu klystu, nes kartais būna diskusija, jeigu yra pacientas, kuriam yra daug sistemų pažeista, tiek inkstai, ar verta dėl kiekvienos sistemos, kad būtinai būtų universitetinėse ligoninėse, nes kartais tikrai mes genetikai irgi patys parašom, kad, pavyzdžiui, jeigu ligai būdinga katarakta, tas kataraktas gydymas nėra kažkoks kitoks, taip gal ne visada verta, kaip sakyt, būtinai į trečią lygį, mes tai aišku tą rekomenduojam, nes aišku tai gerina žinių lygį, bet čia manau gal kolegos pataisys, bet tikrai mes paprastai stengiamės išrašuose nurodyti, dėl kurių patologijų tikrai gal būna specifinės, siauros rytise, kur reikia, dėl kurių tikrai kartais būna, kad nereikia kažkokių ypatingų kitokių stebėsnių, tiesiog kažkokios tos ligos reiškimasis, tos organų sistemas gali būti tiesiog įprastas, bet būdingas tiesiog tai ligai. Mes, bent jau kaip mes, iš tikrųjų, jeigu yra diagnozuota kažkokia reta genetinė liga ir yra tai konkrečiai ligai sukurtas toksai kaip ir atskiras multidisciplinės komandos narių toksai centriukas, tai yra puiku, jeigu ir nereikalauja kažkokių tai specialių žinių ir kiti specialistai periferijoje galėtų prižiūrėti vienokią ar kitokią ligą, tai yra puiku, jeigu tie pacientai vis dėlto pasirodo ir tretinio lygio specialistams yra sekami ir prižiūrimi net jeigu ir vieną kartą per metus tame centre, kuris specializuojasi tam tikros genetinės ligos priežiūroje, gydyme, ir tai mes tokiu būdu ne tik pildome registrą tų pacientų, ne tik galime stebėti skirtingas ligos išraiškas ir taip gali suteikti gydymą galbūt elementarų ar ne, periferijoje esantis gydytojai, bet ta priežiūra ir bent vieną kartą pamatyti tokius pacientus, net ir nereikalaujančius kažkokio labai specifinio gydymo, man atrodo, yra labai svarbu. Ypatingai jeigu tai yra koncentruotas centras būtent tai kažkokiai konkrečiai ligai, kaip profesorė minėtų, tuberoziniai sklerozai, ar Alporto sindromo ir daugeliu kitų. Tai manau, tiek pacientui įneša daug aiškumo, tiek ir patiems gydytojams jie gali kontroliuoti ir skaičius. Jau čia kalbant apie skaičius, bet taip pat ir sekti pacientų pasireiškimų, simptomus ir požymius ir panašiai. Aš dar norėčiau pridėti, kad iš tikrųjų mes turime vadovautis Lietuvos įsakymais, ar ne, ir 24 metų rugpjūčio antroj pusėj yra sveikatos apsaugos ministras išleido įsakymą, kuris įsigaliojo praeitų metų lapkričio 1 dieną, kad visi pacientai, kurie serga reta liga, tame tarpe ir inkstų liga ir kurie turi orfa kodą, jie turi būti prižiūrimi retų ligų kompetencijos ir referencijos centruose. Taigi pagal tvarkas iš tikrųjų tie reti pacientai turi lankytis
retų inkstų ligų centruose. Tik šitie reti centrai ar nesuteikia pacientam tą retos ligos orfa kodą. Taip, jisai pagal gyvenamą vietą gali turėti tarpinių vizitų, jeigu ten kažkokių tai trūksta vaistų išrašyti ar ne, kažkokius tyrimus reikia padaryti, kurie yra arčiau namų. Bet šiaip šie pacientai tikrai turi lankytis retų ligų centruose. Ir centro tos daugiadalykės komandos ir gydytos nefrologos, jeigu kalbama apie retą ligą, turi sudaryti paciento tyrimų, ilgalaikės stebėsenos, visą grafiką ir kalendorių, ar ne, ir dažnumą, kada turi lankytis, ir lankytis būtent retų ligų centruose. Kitas yra ministro įsakymas, yra ilgalaikės priežiūros pacientai, tai vat reta liga sergantis pacientai papuola būtent irgi į tą įsakymą ir tuo retų ligų centruose, mūsų santaros ir klinikose mes privalom užtikrinti ilgalaikę stebėseną tų pacientų sergančių reta inkstų liga. Ir pagal tą ministro įsakymą tie pacientai be siuntimo lankosi retų ligų centruose ir yra apmokamos 4 metinės konsultacijos 4 kartai per metus be siuntimo pacientui, nurodant, paskiriant sekančio vizito datą. Taip vat sudaryta tvarka, tas vadinamas koridorius, ar ne, kad pacientai nepaskęstų bendrose eilėse, nelauktų ilgai specialisto konsultacijos. Pabrėžiau, vykdant ilgalaikę priežiūrą reta inkstų liga sergančio paciento, turime paskirti konsultacijos laiką, pacientai atvyksta be siuntimo, tai viskas yra pacientų patogumui. Ačiū profesoriui už patikslinimą, už įstatymų bazę. Ta, kad turime, dar turėjau tokį klausimą apie tai, ar verta visada, visais atvejais tirti šeimos narius paciento su nustatyta reta inkstų liga, ar tik tais atvejais, kai, pavyzdžiui, mes galėtumėm kalbėti apie kažkokį konkretų gydymo metodą. Turbūt labai priklauso ir... Prašau, Agnė, kalbėti. Labai priklauso dėl kokios ligos tirtumėm. Tai be abejo, jeigu tai liga, kuri žinom, kad pasireikš tik suaugusiam amžiuje, tai pavyzdžiui, ankstyvoje vaikystėje galbūt tikrai nėra skubos tirti ir iš karto tą genetinę mutaciją nustatyti vaikui. Tai tikrai galima ir palaukti, bet yra ligų, kurios jau ir vaikystėje gali pasireikšti inkstų nepakankamumu. Tai, manau, kiekvienas atvejis, ko gero, individualus, kiekviena liga individualiai gali būti tiriama greičiau ar vėliau ir visada galų gale tai yra šeimos narių sprendimas, manau, mūsų kaip genetikų darbas, tai suteikti maksimalią informaciją, kurios šeimos nariai galėtų norėti, pageidauti, kad galėtų priimti tą sprendimą, tirtis ar nesitirti. Prisidėdama dar galiu paskutinį klinikinį atvejį pasidalinti. Kauno klinikose tikrai vienam jaunam vyrui buvo diagnozuota Fabry liga ir būtent visos šeimos ištyrimas baigėsi tuo, kad šiuo metu yra be paciento dar yra gydomi papildomai 3 šeimos nariai. Tai vat jų visos šeimos ištyrimas ir lėmė tai, kad visa šeima gavo gydymą žymiai anksčiau, negu būtų galbūt liga išryškėjusi vėlesnėse stadijose ligos jo. Tai tikrai priklausomai kokia yra liga, jeigu yra ligos gydymas, tai šeimos testavimas yra labai svarbus dalykas ir jį reikia daryti. Gal kalbant tos pavyzdžius, irgi noriu tiesiog stebėti, kad turėjome ne su inkstų liga, bet tiesiog genetinėmis ligomis, tos, kurios lemia, sakom, staigias būklės, gal ir mirtis.
ir nustatėme, kad šeimoje yra. Ir mes labai aktyviai bandėme kviesti šeimos narius, nes žinome, kad jų tikrai yra daugiau. Ir labai taip susidurime su rezistencija iš pacientų, kad kartais nepaisant to, kad jų šeimoje yra tų įvykių su liga, baisia liga, ir supranta, kad gali padėti, jie nesiryžta ir klausimas netgi kyla, kiek kartais verta spausti, nes, aišku, mes negalime pažeisti duomenų apsaugos įstatymų, mes galime kviestis pacientus ištirti tik per pirminį pacientą, kuris pas mus atėjo. Ir tą labai reikia, taip mes sprendžiame, žiūrime pagal tai, kokia yra liga, nes jeigu ligos nepakeisim gydymo, nebus ankstyvesnės priežiūros, taip mes parekomenduosim vis tiek, kad žmonės nori žinoti, bet labai nespausim, bet tais atvejais, kai matome, kad liga yra tokia, kuriai kažką galima padėti, mes stengiamės įrankiais, kuriais įmanomi, iškokie įrankiai įmanomi, tiesiog daugiau pokalbio daryti, konsultacijų, įtikinti, kad tikrai kviesti, duoti kontaktus, duoti leidimus, bet tikrai kartais būna labai sunku. O kalbant apie genetinių inkstų ligų ateitį, ar yra kažkokių numatytų galbūt arba laukiamų praplėstų galbūt genetinių tyrimų? Aš suprantu, kad mes laukiam kuriom lygom tiesiog gydymo, kada jisai atsiras ir kada galėsim taikyti, bet kalbant apie diagnostiką, matau Agnę. Aš gal čia dar apie diagnostiką, tai turbūt čia papildys tikrai ir Marius ir Deimantė, bet šiaip kalbant, turbūt dirbtinis intelektas diagnostikoje turbūt vienas iš tų laukiamiausių įrankių, kurie galbūt palengvintų tam tikrus diagnostinius ypatumus, bet aš tiesiog norėčiau galbūt priminti apie Tarptautinio retų ligų mokslinių tyrimų konsorciumo pagrindinės vizijas ir tikslus. Tai kad pirmasis tikslas arba pirmoji vizija yra, kad retos genetinės ligos būtų diagnozuotos per metus laiko ir neilgiau. Tai čia yra toksai vienas iš tokių siekiamybių ir tikrai didelis iššūkis. Antras, tai kad būtų bent 1000 retų genetinių ligų sukurtas specializuotas gydymas ir būtų prieinamas. Na ir trečias, tai yra net ta trečioji vizija, kad dabar esamos ir turimos rekomendacijos retoms ligoms gydyti būtų peržiūrėtos ir standartizuotos. Tai čia yra tokie 3 pagrindiniai iššūkiai, bet turbūt ir apibendrinantis, su ko mes tikimės, ko mes laukiam ir kas galėtų iš tikrųjų palengvinti kasdienę tiek gydytojų, tiek ir pacientų dalį. Taip, pridėsiu, kas iš genetikos. Iš genetikos gal kartais ne tiek, kiek specialiai inkstų ligoms, bet genetikoje yra daug dalykų, kurie vyksta ir kurių laukiame. Galva papildys Vilniaus kolegė. Tikrai problema dar yra tai, kad mes turime didžiulę genetinę variaciją ir mums ją sunku suprasti, kur yra normali, kur yra lemianti ligas. Tam reikia turėti savo etninės grupės tiesiog variantų duomenų bazę, dėl to vyksta projektai ir Lietuvos genomo projektas, kas leistų ne tik, kad kažkokie technologiniai sprendimai, bet tiesiog žinių gausa leis tą išsiaiškinti, nes kaip ir kalbėjome, ne visi genai yra prašyti, kokias ligas lemia, tai vien tiesiog mokslo žinių atradimas leis genetinius tyrimus labiau išnaudoti ir aišku, įvairesnių genetinių tyrimų panaudojimas. Tikrai galvojame, kad jeigu atsiras trio egzomo tyrimas, kuomet tyrime vienu metu ne tik probandą, mūsų pacientą, bet iš karto galima geriau atskleisti, koks yra paveldėjimas ir kas yra lemiantis. Tikriausiai atsiras genomo sekoskaita klinikinėje praktikoje, tikriausiai atsiras ilgų grandinių sekoskaita, atsiras dar kažkokie daug keistų žodžių terminų, kurių laukiam, kurie ateis į genetiką kažkada, bet tikrai ateis. Tai galiu tik paantrinti Mariui, Agnei. Taip, tai kaip ir jau kolega Marius minėjo, tai tiek ir ilgų sekoskaita ar nanoporų technologija, tikrai tokie terminai ir naujas technologijos, kurios turėtų ateiti ir į Lietuvą greitai, kas padėtų vėlgi kai kurių ligų diagnostikos atveju, bet čia tokios techninės detalės, bet tikrai yra dar dabar tų tokių neišspręstų iki galo iššūkių, tai vėlgi, ką kolega minėjo, daug genetinių variantų, kurių interpretacija vis dar nėra šiai dienai aiški, taip pat
na ir pačių tyrimų atsakymų laukimo laikas tiek pacientų, ko gero, nėra tenkinantis, tiek ir mūsų pačių gydytojų. Na, ne visai tenkina, norėtųsi kur kas greičiau tos atsakymus gauti, bet be abejo ir technologiniai kai kurie ribojimai ir specialistų trūkumas na, sudaro tokią situaciją, kokia yra dabar, kuri be abejo yra daug geresnė negu buvo prieš kokius tai 8 metus, bet norėtųsi dar geriau. Taip, tai turbūt apibendrinant, tai ką norėčiau pasakyti, tai turbūt, kad šiandien išsiaiškiname, kad genetinių inkstų ligų diagnostika Lietuvoje dar turi iššūkių, bet progresas yra akivaizdus. Ir žinant tai, kad apie 10–15% suaugusių, kuriems prireikia pakaitinės inkstų terapijos, serga paveldima inkstų liga, o mažiausiai 20% lėtinė inkstų liga sergančių pacientų iki 25 metų turi paveldimą inkstų ligą. Taigi šeimos medžio sudarymas ir anamnezė yra prieinamas ir toks nebrangus įrankis visiems specialistams. Tik išklausėt tiesiai ir pirmo vizito metu, galbūt ne visada mes gausime tą visą informaciją. Turbūt turėtumėm įtarti paveldimą monogeninę inkstų ligą, jeigu turim pacientą su cistinė inkstų liga, esant tubulopatijai arba glomerulopatijai, jeigu yra kažkokios neaiškios etiologijos lėtinė inkstų liga, kuri pasireiškia jauname amžiuje, tai iki 25–30 metų, taip pat jeigu yra nustatomos įgimtos inkstų anomalijos. Jeigu turbūt randamas nustatomas nežinomas kilmės nekritinis sindromas, kažkokia intersticinė inkstų liga be aiškios priežasties, tada turbūt taip irgi reikėtų įtarti genetinį susirgimą ir ypač jeigu inkstų pažeidimas pasireiškia kartu su kitų organų pažeidimu. Ar visada mes galime tikėtis, kad jeigu ten kraujo giminaičiai ar neturėjo kažkokią patvirtintą ar ne yra genetinė liga, ar mes galime kažkaip tuos pacientus detaliau stebėti, tuos, kurie, tarkim, atsisakė genetinio tyrimo ir galbūt tas fenotipas nėra pilnai išreikštas, būtent būdingas tai nustatytai atvejo genetiniai ligai. Rekomenduoti dažniau atlikti nefrologo konsultacijai arba kitų specialistų konsultacijai pagal galimas tas pažaidas. Aš gal iš karto sakinį pridėsiu, paskui, manau, nefrologai pasakys. Rekomendacija yra, kad jeigu jau įtariam genetinę ligą, giminaičius iš karto galima patikstinti tais įprastais tyrimais negenetiniais. Nes jeigu ateina pas genetiką ir mes klausome, ar yra sergančių giminė, aišku, daugumis net nežino pacientų, kokias ligas jie turi. Jeigu yra stiprus įtarimas jau pas nefrologą, tai pabandyti pasikviesti jo pirmos eilės giminaičius pačiam nefrologui ir pažiūrėti, ar nėra netyčia fenotipų, ar gal netyčia rasim. Jeigu tas pats yra hematurija, gal pasikeičiam vaikučius irgi randam, kad yra hematurija, mes jau suprantam taip, kad jau paveldimumo veiksnys kažkoks yra, tą nenuginčiai. Ir labai taip pabrėžiam, kad jeigu yra neigiamas genetinio tyrimo atsakymas, ar kažkas nesityrė, niekada tai netmeta genetinės ligos tikimybės ir vadinasi, jeigu yra tas įtarimas prieš tai ir genetinis tyrimas nerado, tas įtarimas ir turi išlikti ir tęstis ir vadinasi, tada gal reikia ir spręsti, ar stebėti pagal tą patį ligą, ar ieškoti dar ligų, bet kad stebėti ir nepamesti po neigiamų genetinių tyrimų, ar kažkas nesiko, tai būtinai. Tikrai visiškai pritarčiau Marai ir mes net ir dažnai susiduriam net ir su tokiais atvejais, kai šeimoje yra sergančiųjų genetinė inkstų liga ir atrodo kliniškai nustatom, kad irgi vienas ar kitas asmuo turėtų sirgti lygiai tą pačią ligą ir kliniškai randam visus simptomus, bet va štai genetiškai kažkodėl nerandam. Yra ir tokių atvejų buvę, tai mes iš tikrųjų ką darom? Tai tokius pacientus vis tiek toliau stebim ir šeimos narius ir siunčiam pakartotiniam genetiniam ištyrimui ar po metų, o neretai kartais mano praktikoje yra buvę ir taip, kad vienai pacientei, dabar jau kur su nustatyta Fabry liga, prieš tai jinai turėjo visus požymius ir simptomus, tai yra iš Fabry liga sergančios giminės ir yra jau gydomi jos ir artimi giminaičiai ir panašiai, o ji turėjo visus simptomus, bet jai nebuvo nustatyta Fabry liga.
Ir jinai taip metus, kelis ir vaikščiojo ir sako, na, man niekas nenustato, genetiškai tyrė, kol mes dar kartą nepaėmėm ir dar kartą jos neištyrėm ir nusintėm visai į kitą laboratoriją, čia net ne Lietuvoje buvo tirta. Ir iš tikrųjų radom tą Fabry ligą. Tai kartais dėl kažkokių tam tikrų klaidų galimi net ir tokie variantai, ir mūsų klinikiniai atvejai tai rodo, kad net kartais, jeigu mes tos ligos nerandam, tai tikrai nebūtinai jos ir nėra. Tiek dėl genetinių priežasčių, tiek ir galbūt dėl tų pačių techninių dalykų, kurie nors ir labai retai, bet kartais pasitaiko ir tokie dalykai. Taip, tai kalbant apie Fabry ligą, jinai tikrai turi gydymą, tai džiugu, kad ir pacientam Lietuvoje tas gydymas yra prieinamas. O kalbant apie Alporto sindromą, tai tokia yra viena iš dažniausių ligų pasireiškiančių šeiminė hematurija, proteinurija, progresuojančia lėtinė inkstų liga bei klausos regos pokyčiais. Ar mes turim tik tai ankstyvą diagnostiką ir nieko daugiau, ar kažkokių yra atsirandančių galbūt bent jau į ateitį galinčių atsirasti gydymo būdų? Tai turbūt pagal pagrindinės dabar naujausias rekomendacijas, tai yra tas dažniausiai naudojamas simptominis gydymas, AKF inhibitoriais arbais, siekiant sumažinti proteinūrijos mastą ir tokiu būdu stabdyti ligos progresavimą, bet tai yra turbūt tie tokie kasdieniai simptominis gydymas. Bet kadangi man tenka garbė priklausyti tarptautiniai Alporto sindromo darbo grupiai, su kuria mes susitinkam vieną kartą per mėnesį, tai ši grupė vienija visą pasaulį, ne tik Europą. Ir šiuo metu tiek ir Amerikoje, tiek ir Europoje, tai ir Vokietijoje, ir Ispanijoje, Barcelonoje šiuo metu yra atliekami įvairūs biomedicininiai ir klinikiniai tyrimai, siekiant sukurti tam tikrus medikamentus ir būtent padedančius palengvinti Alporto sindromo naštą. Ir dar turbūt reiktų paminėti, kad Alporto sindromas jisgi yra skirtingos formos ir yra skirtingi tipai. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tą pačią genų inžineriją, kuri turbūt yra laukiamiausia, kas gali būti visoms genetinėms ligoms, tai šiuo metu yra testuojama genų inžinerija autosominiam dominantiniam Alporto sindromui, dėl to, kad tai yra pažeistas dažniausiai vienas genas ir su X chromosomu susijusiam Alporto sindromui. Tuo tarpu autosominis recesyvinis arba digeninis Alporto sindromas, kuomet yra kompleksinis pažeidimas ir pažeista daugiau genų, tai vadinasi ir genų inžinerijos, tos technologijos yra kur kas sudėtingesnės. Tai dabar jau net ir genų inžinerija Alporto sindromo atveju jau yra testuojama, jau yra svarstoma ir galvojama. Tai iš tikrųjų yra daug tikrai puikių žadančių rezultatų ir nors šiandien dar neturime gydymo konkretaus, niekas nesako, galbūt jau po savaitės jį turėsime. Tai iš tikrųjų daug žadančių dalykų. Labai džiugu girdėti. O kalbant apie tą grupę pacientų, kurie serga inkstų akmenligė, ar jiem mes turim dabar kažkokį gydymą, jeigu yra patvirtinta genetinės kilmės inkstų akmenligė, kaip pavyzdžiui cistinurija arba pirminė oksalurija? Galim labai pasidžiaugti, kad pirminiai oksalūrijai turbūt prieš kokį gerą mėnesį po 1,5 metų turbūt svarstymų gavome vaistą lumosiraną. Tai yra brangus vaistas, pirmas Lietuvoje ir pirminė hiperoksalūrija, tai yra iš tikrųjų inkstų akmenligės reta forma ir pradėjome šį vaistą jau vienai pacientai. Tai iš tikrųjų tai yra labai didelis ir smagus įvykis. Tai inkstų akmenligės atveju tiek ir cistinurijai pačiai mes taip pat turime preparatus, galbūt ir daugiau tokius simptominius, bet viskas vėlgi atkeliauja ir iš Europos, ir iš Amerikos, bet kalbant apie hiperoksalūriją, tai čia visiškai šviežiena, lumosiranas jau Lietuvoje ir jau pradėtas skirti mūsų vienai iš pacienčių. Tai tikrai labai smagu. Smagu girdėti. O Kauno klinikose jau turite tokių pacientų, kurie turėtų genetinės kilmės akmenligę, ar dar nepapuolė tokie? Mūsų ligoninėje kol kas neturim dar galimybės oksalūrijos ištirti,
Ir ta pirminė oksolūrija vis tiek jį prasideda nuo vaikystės, ar ne, tai įtarimas yra dažniausiai yra vaikystėje pasireiškusios akmenligės, ar ne, daugiau tokių pacientų mato vaikų nefrologai. Suaugusių tarpe pirminės oksolūrijos mes nesam nustatę dar. Galbūt dar norėtumėt pasidalinti apie kažkokias naujienas, bent jau gydyme retų inkstų ligų, galbūt kažką esate dar girdėję, kokiem sindromam galėtų būti taikomas nauji gydymo metodai? Na, Kauno klinikose mes turbūt pirmieji pradėjome inicijuoti gydymą imunoglobulino A nefropatijos budezonidu. Tai yra patogenezinis vaistas ligos gydymui ir jis vis plačiau taikomas Lietuvos pacientam ir kolegos Vilniaus universitetiniai ligoniniai irgi jau įsijungė ir teikia prašymus budezonidų gydymui. Yra mūsų retų inkstų ligų centre, turbūt mes pirmieji Lietuvoje, 2 pacientam esam paprašę valstybinės ligonių kasos kompensuoti gydymą tolvaptanu. Tai iki šioliai dar atsakymų laukiame, dar paciento, kuris būtų pradėjęs gydymą, dar neturime, bet 2 prašymai jau yra pateikti. Tai čia turbūt yra naujausi vaistai, kurių prašė mūsų retų inkstų ligų centras. Na ir turbūt irgi papildant apie tą pačią Fabry ligą, tai džiaugiamės, kad anksčiau buvo skirta pakaitinė fermentų terapija šiai ligai gydyti, bet dabar džiaugiamės, kad turint tam tikras mutacijas yra galimybė skirti ir tabletinius vaistus, šaperonų terapiją ir irgi Santaros klinikos prieš turbūt porą metų jau pateikė prašymus būtent šaperonų terapiją skirti tam tikriems pacientams ir jau tas gydymas yra pradėtas ir kiek žinau ir Kauno klinikos jau inicijavo turbūt, o gal jūs ir gavote jau vaistus šaperonų terapijos savo Fabry liga sergantiems pacientams, tai irgi yra labai džiugu, kad pacientams nebereikia kas 2 savaitės atvažinėti į klinikas ir lašintis vaistų, bet yra galimybė gauti tabletinius vaistus. Tai yra tikrai tokia inovacija ir puiku. Na ir laukiam taip pat Fabry genų inžinerijos tam tikrų rezultatų ir atvykimo į Lietuvą ir tikimės, kad artimiausiu metu irgi galėsim pasidžiaugti genų inžinerijos stebuklais. O kalbant ir turbūt ir visom kitom ligom, ir tuberoziniai sklerozijai, verolimusas, tas pats vaistas, kuris jau seniai žinomas ir yra skiriamas, tai tikrai yra pastebimi puikūs rezultatai, nes yra turbūt svarbu ne tik nauji vaistai, bet taip pat daugiau sužinoti ir apie senus vaistus, ir apie seniau jau žinomas retas genetinės ligas. Ir kuo daugiau metų praeina, tuo mes daugiau patirties sukaupiame apie vienokius ir kitokius preparatus ir vaistus ir žinom silpnasias ir stipriasias savybės. Taip kad, turbūt tas mokslas visada tobulėja, laukiam ir naujienų ypatingai, bet džiaugiamės ir seniau patvirtintais vaistais ir stebim jų iš tikrųjų efektyvumus. Tai turbūt būtų tiek. Ačiū labai visiems už komentarus, pasisakymus. Taigi vis dėlto genetinis ištyrimas svarbus tolimesniai ligos prognozei, priežiūrai bei paciento gydymui. Jisai padėtų išvengti nereikalingos galbūt invazinės inksto biopsijos, bent jau artimiesiems sergančio mūsų patvirtinta genetinė liga pacientui. Ir tokiu atveju būtų galimas atliekamas genetinis konsultavimas su pacientu. Pagrindima liga sergančio paciento artimieji neturėtų tapti inksto donorais šiuo atveju, o nustačius tikslią diagnozę pacientas galėtų dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Tai turbūt gydytojų nefrologui žinutė iš mūsų pokalbio būtų tokia, kad svarbu nebijoti siųsti pacientus konsultacijai ir kartais net kažkokia mažiausia užuomina gali būti lemiama diagnozuojant genetinę ligą. Gydytojui nefrologui bendradarbiaujančiam kartu su genetiku, tai labai svarbu, kad tai padeda kartu anksti diagnozuoti, nustatyti tikslę diagnozę, bet ir kartu pacientui pateikti pačią naujausią ir tikslę informaciją apie ligą ir jos eigą.
O pacientui turbūt su nustatyta genetinė liga svarbu informuoti ir kad jisai žinotų, kad diagnozė gali padėti ne tik jiems, bet ir jo artimiesiems. Taigi genetika yra kelias į supratimą ir prevenciją. Tai šis pokalbis yra toks tik pirmas žingsnis didesniam retų ligų pažinimui. Tai laukiame klausimų ir komentarų tų, kurie klausė ir kviečiame dalintis jais su mumis. Pabaigai turėjom šios podcastus, kad planavome, norėjome dar kartu, kad patys pokalbio dalyviai pasidalintų kažkokiamis rekomendacijomis savaitgaliui. Galbūt kažkokio spektaklio rekomendacija, galbūt kažkokia knyga, kas jau visai nebūtų susijęs su būtinai nefrologija ar kalbėta tema. Turėtumėt kažkokių rekomendacijų? Galiu parekomenduoti iš karto domėtis artėjančiu kino pavasariu ir jo programa. Aš rekomenduočiau išeiti visiems į gryną orą ir pasidžiaugti žiema, kuri truko šiais metais kiek 2 savaitės, gal tik tai. Turbūt paskutinis savaitgalis, kuris leidžia, tai išeiti mišką į pelkę užšalusią jos saulėtą dieną. Taip, aš gal biškį nenušokant nuo genetikos, aš mėgstu rekomenduoti vieną filmą, kurį dažnai siūlau savo studentams. Tai pažiūrėti filmą Gataka, kuris man labai gerai atspindi kartais gal blogasis naujosios genetikos inžinierijos pusės, bet smagus vaidybinis filmas, kuris leidžia pažiūrėti į tam tikras bėtinas pusės. Tai rekomenduoju tokį filmą pažiūrėti. O aš rekomenduoju meno mylėtojams ir gerbėjams užsukti į Valdovų rūmų Ticiano ir Botticelio parodą, kuri jau yra to jau baigsis 27 vasario dieną, taip kad labai linkiu pasižiūrėti ir pasidomėti mūsų senųjų renesanso meistrų darbais. Ačiū labai už rekomendacijas, ačiū labai už jūsų skirtą laiką. Laikas yra tikrai labai brangus šiais laikais ir labai džiaugiuosi, kad sutikote net 4 dalyvauti šiam podcast'e. Dar kartelį labai ačiū ir gero savaitgalio.